Sveiki. Taigi šiandien paimsime truputėlį naują dalyką, tai yra simbolius. Šiek tiek jau esate dirbę su simboliais, bet dabar šiek tiek plačiau. Ir kitokį skaitimo būdą iš failo. Dabar kokia tai bus užduotis? Užduotis yra štai tokia. Aš turiu tekstą, teksto nemažai, jūs galėsite jį nusikopijuoti. Ir ką man su juo reikia padaryti? Aš tiesiog noriu, kad rastų, kiek kokių raidžių yra šiame tekste. Tekstą įdėjau anglų kalba, kad būtų paprasčiau, nes su lietuviškom raidėm visada kyla problemų. Dabar nuo kogi pradėti? Pirmiausia, reikia išsiaiškinti, kaip skaityti iš failo ir kaip sutikrinti raides. Kadangi iš failo reikės skaityti ne vieną kartą, teisingiau skaitimas vyks tokiu būdu, kad paimam vieną raidę, perskaitom visą failą ir pažiūrim, kiek radom tų raidžių. Kitai raidai vėlgi skaitysim visą failą iš naujo. Kadangi daug kartų aš ruošiuosi skaityti iš to paties failo, reiškia skaitimo funkciją, aš įkelsiu, pasakiau skaitimo funkciją, iš tikrųjų failo skaitimą įkelsiu į atskirą funkciją, kad galėčiau į ją kreiptis daug kartų. O kreipinys vyks iš pagrindinės funkcijos. Sakykim taip. Dabar tiesiog paimsiu raidę. Sakykim, aš noriu išspausdinti. Iš karto, kaip pavyzdys, ruošiuosi spausdinti, nes reikia pirmai išsiaiškinti, kaip tos simbolius iš failo skaityti. Noriu išspausdinti, tarkim, kodėl man nerašo, užstrigo truputėlį. Noriu išspausdinti A raidę ir dabar man reikalinga funkcija, kuri patikrina, kiek šiame tekste yra A raidžių. Nu, tai funkcija, tarkim, bus kiek ir į funkciją siunčiu A raidę. Taip, ir kol kas main funkcija, tai yra pagrindinė, nieko nedaro, o dabar reikia susikurti atskirą funkciją, kuri ir atliks štai šitą skaitimą ir skaičiavimą. Gerai, kokio tipo yra funkcija? Funkcija man turi grąžinti raidžių kiekį, reiškia tipas bus int, pavadinimas kiek, ir kągi aš atsiunčiau į funkciją aš atsiunčiau simbolį, reiškia char, na ir tegu būna sim. Štai turiu tokią funkciją. Dabar apačioje aš tą funkciją pasirašau ir kągi ši funkcija turi atlikti. Kad ji galėtų kažką daryti, pirmiausiai reikia turėti kintamą, į kurį fiksuosiu kiekį raidžių, tai int ks, sakykim, tegu būna. Ir pradinis raidžių kiekis yra 0 ir dabar reikia dar vieno kintamojo, kurį aš skaitysiu iš failo. Tai bus simbolis char s. Tarkim, simbolis, sutrumpintai, bus s raidė. Ir dabar, kad galėčiau skaityti, man reikia failą pasiruošti skaitimui. Tai ifstream fd u1txt, nes aš taip įvardinau failą, tai ir adresas yra toks. Dabar bėda yra tokia, kad skaityti iš failo aš neturiu papildomo įterpinio, kad galima būtų dirbti su failais, tai include fstream. Ir dabar taip ar tikrai įvardinau taip u1txt. Ką su šituo failu reikia daryti? Iš failo reikia skaityti simbolius, bet dabar žiūrėkite, kokia yra bėda. Failo pradžioje yra nenurodyta, kiek kartų reikia iš jo skaityti. Tai čia ne tas atvejis kaip su for ciklu, kad mes konkretų kiekį perskaitom ten skaičių ir panašiai. Taigi, šiuo atveju aš pasinaudosiu ciklu while ir cikle bus tokia komanda. Ir dabar tą komandą galiu plačiau paaiškinti. Ką tai reiškia? Šauktukas, jeigu atsimenate, reiškia ne. Reiškia taip, kad kol yra ne mano failo pabaiga. Fd end of file. Ir šitas šauktukas reiškia not. Na, čia kad plačiau. Not end of file. Oi, parašiau. Not end of file.
Tai yra, kol ne failo pabaiga, kol ne šito failo pabaiga. Tol reikia skaityti. Reiškia, iš failo imu simbolį. Šiuo atveju aš su operatoriais skaityti negaliu, nes operatoriai turi kitokį skaitimo būdą ir šiuo atveju man netinka. Todėl aš pasinaudoju funkciją get, kuri ima konkrečiai po vieną simbolį iš failo. Nesvarbu, ar tai yra raidė, ar skaičius, ar brūkšnelis, ar netgi tarpas, ima po vieną simbolį. Paėmus simbolį aš turiu patikrinti kokį dalyką. Jeigu vis dar yra ne failo pabaiga, čia toks papildomas saugiklis, jeigu vis dar ne failo pabaiga ir mano šitas perskaitytas simbolis S yra lygus mano atsiųstam simboliui sim, štai šitam, reiškia ieško konkrečiai šiuo atveju A raidės, tai tokiu atveju kintamasis K didėja vienetu, nes jis fiksuoja, ar kiek kartų randa šią raidę. Tai dar kartą, failą atsidariau, ciklas while sukasi tol, kol nepasiekia failo pabaigos, iš failo su funkcija get imu po vieną simbolį, prašau, get ima po vieną simbolį. Ir dabar tikinu taip, jeigu ne failo pabaiga, jeigu simbolis atitiko mano atsiųstą simbolį, tai kintamasis K didėja vienetu. Na ir kai pabaigiu visą skaitimą iš failo, reikia neužmiršti failą uždaryti ir po to grąžinti K. Tai yra, kiek aš suskaičiavau. Gerai, bandau patikrinti. Štai, man išspausdino, kad A raidžių rado 107. Pabandykim su kita raidė. Pavyzdžiui, B raidė. B raidžių irgi rado 107. Palaukit. Ar gali tai būti? C raidžių irgi 107. Taip, kažkur aš turiu bėdelę. Kokią dabar bėdą turiu? Kaip ir nusinulina, kaip ir gražina. Ai, labai atsiprašau, čia spausdinau, čia nepakeičiau. Taip, tokią žiauplą klaidą padariau. Taip, C raidžių 35 rado, tarkim, B raidžių randa 27 ir taip toliau. Gerai, tai dabar skaitimas iš failų yra, atrinkimas po vieną raidę yra. Na, o ką daryti, jeigu man dabar reikia tų raidžių daug ir reikia kiekvieną raidę suskaičiuoti. Tai šitoje vietoje, kur yra kreipinys, vietoj kreipinio su viena raide, aš galiu parašyti kreipinių su visomis raidėmis. Kągi dabar daryti, kad man nereikėtų kiekvienos raidės va šitaip surašyti? Aš galiu pasinaudoti ciklų form, kur I bus vietoj sveikojo skaičio simbolis ir bus taip. Lygu. Pradžia pradės nuo A raidės ir eis tol, kol pasieks mažiau lygų Z raidę. Aš dabar galvoju. O anglišką abėcėlį įdomu, nuo kiek prasideda? Nuo kokios raidės? Ar aš teisingai galvoju? Tai vis tiek turėtų prasidėti nuo A ir nubaigti Z, manyčiau. Nu gerai, tegu taip ir būna, nieko nekeičiu. Dabar, ką reikia daryti toliau? Toliau reikia parašyti kreipinius ir tuose kreipiniuose turi kreiptis su kintamuoju sim. Tai šitą eilutę aš iš čia išsikerpu, įsikeliu čia. Šitoje vietoje naudoju sim, kas bus mano simbolis, pavyzdžiui A, paskui B, paskui C, aišku A. Atsiprašau labai, neužbaigiau rašyti for ciklo, kad simbolis didėja po vienetą, būčiau gavęs amžiną ciklą. Ir kiek
Ir kiek dabar taip, kiek yra sim, kad nusiųstų patį simbolį. Gerai, pabandom paleisti. Ir štai turiu tokį sąrašą. A tiek, B tiek, C tiek, D tiek ir taip toliau iki Z raidės. Pradžia yra neblogai. Raidžių yra daug ir jų randa. Dabar kokia bėda? Užduotyje reikėtų taip, ne tik rasti, kokių yra raidžių, bet dar ir surikiuoti raides pagal jų pasikartojimo dažnius, kad pirmą rodytų tas raides, kurių yra daugiausiai, o po to tų, kurių yra mažiau. Taip, norint tai įgyvendinti ir norint duomenis surikiuoti, aišku, tiek raidės, tiek jų skaičiai turi būti išsaugoti masyve. Todėl man reikėtų susikurti papildomus masyvus. Taip, tai masyvas koks turėtų būti? Pirmas masyvas turėtų būti simbolių. Tai būtų char. Ir tarkim, S didžioji yra simboliai. Kiek raidžių gali būti? Angliško abėcėlėje daugiau 30 tikrai nėra. Ir lygiai tiek pat bus skaičių pasikartojimas. Tai pasikartojimas, jeigu būna P. Ir bus vėlgi 30. Tvarkoje. Tai ką dabar reikia padaryti šitoje vietoje? Šitoje vietoje reikia pakeisti saugojimą į, tai yra ne tik spausdinimą padaryti, bet ir saugojimą į masyvus. Taigi, pirmiausiai, į kurį narį reikia pradėti saugoti? Reikia saugoti į nulinį narį. Reiškia, aš įsivedu papildomą kintamą n, kuris bus 0. Tai šiuo atveju, ką aš darau? S masyvo n narys, tai yra nulinis narys, pasidaro lygus mano perskaitytam simboliui. Tada pasikartojimų tas pats narys, n-tasis, tarkim nulinis šiuo atveju, yra lygus štai šiai komandai. Ir galiu iš čia iškirpti, nes šita komanda man šiuo atveju jau nereikalinga. Ir įterpus vieną kažkokią tai raidę su jo skaičiumi, reikia neužmiršti, kad n didėja. Taigi, čia yra charakterių masyvas, čia yra skaičių masyvas pasikartojimų ir čia n, kuris parodo, kelintą narį šiuo atveju aš skaitau. Tuoj pažiūrim, ar čia man niekas neužstringa. Taip, nieko neišmetė, kas yra labai gerai. O dabar reikėtų susikurti failą, į kurį aš rašysiu. Tai būtų for int i lygu 0. Dabar jau galiu, atsiprašau, nepasiruošiau failo rašymui. Of stream fr u1rs.txt. Dabar taip, pradedu nuo nulinio nario, einu iki i mažiau už n. N dabar jau galiu naudoti, nes n bus padidėjęs tiek, kiek aš būsiu perskaitęs skirtingų raidžių. Ir dabar į failą aš išspausdinsiu ką? Sakykim taip, į failą aš spausdinsiu S masyvo į narį, tai man spausdins simbolį. Ir už tarpą, dabar, kad gražiai tarpus surikiuotų, gal padarom taip. CW. Ir duodam kokios nors 4 tarpus spausdinti skaičių, nes skaičių gali būti, kaip matėte, ten 100, kelios dešimtys ir panašiai. Ir spausdinam iš pasikartojimo masyvo į tuosius narius. Tai bus mano tie skaičiai, kiek ta raidė pasikartojo ir darau endline. Aišku, darbą atlikus, fr close. Taip, programą paleidžiu, užstrigo. Kodėl užstrigo? Todėl, kad CW yra nedeklaruotas, o nedeklaruotas todėl, kad aš viršui neįtraukiau failo, kuriame aprašytas manipuliacija su atsakymais. Tai jo dar kartą paleidžiu. Taip, man programa įvyko, žiūriu rezultatų failą, štai čia rezultatų failas. Rezultatų failas užsipildė, kaip matot, visai neblogai.
Dabar norėčiau aš dar tokį papildymą padaryti. Rezultato failas surašytas stulpeliu, o aš norėčiau, kad būtų tarsi lentelė. Kaip man padaryti, kad tai būtų tarsi lentelė? Tai galima daryti tokiu principu. Štai šitoje vietoje nedaryti endlaino, pasidaryti, tarkim, kokius, 4 tarpus. Ir, va čia įdomesnė dalis, padaryti taip. Jeigu I plus 1, dabar čia bus, kadangi suma, tai čia skliaustelis, čia irgi skliaustelis, procentas 5, tai yra I plus 1 dalinasi iš 5, reiškia kas 5 narys, tai pasiekus I kas 5, aš noriu, kad įvykdytų komanda fr endline. Oi, spausdinimo operatorius praleidau. Žodžiu taip, spausdina į vieną eilutę atsakymus, jeigu I plus 1 dalinasi iš 5, daro endline. Na, aš galvoju, turbūt, kad gal teisingai, gal neteisingai, tuoj patikrinsim, atsakymų failą iš naujo atidarau. Štai, va, padarė man tokia tvarka. Spausdina, gal čia nelabai gerai matos. Tuoj fontą truputį padidinkim, kokį nors 16 uždėkim. Štai taip. Spausdina 5, tada padaro endline, vėl 5, tada endline. Na, tiesiog taip lengviau žiūrėti atsakymą. Gerai. Na, iki šitos vietos yra padaryta. Dabar aš dar norėčiau, kad man išspausdintų surikiuotus simbolius. Surikiuotus pagal jų pasikartojimo dažnį. Reiškia man, po to, kai perskaitau, užpildau masyvus, kai išspausdinu pradinį nesurikiuotą sąrašą, reikia surikiuoti duomenis. Taigi, duomenų rikiavimui bus funkcija rikiuoti. Į šitą funkciją reikia ką dabar nusiųsti? Simbolių masyvą S. Oi, kodėl aš čia rašau? Simbolių masyvą, pasikartojančių skaičių masyvą, turbūt tai parašiau. Ir aišku, reikalingas N. N reikalingas tam, kad būtų aišku, kurios duomenys ten rikiuoti. Tvarkoje, dabar galiu čia nusikopijuoti, štai šitą vietą. Funkcija yra void tipo, nes per savo vardą nieko negrąžina. Čia yra charakterių masyvas. Čia yra sveikųjų skaičių masyvas. Na, o čia yra sveikasis skaičius. Gerai. Kopijuojuosi šitą funkciją galim sutraukti. Čia įsikeliu štai šitą funkciją. Taip, kągi šitą funkciją turi atlikti? Surikiuoti duomenis pagal P masyvo skaičius, mažėjimo tvarka. Ir aš vėl pritaikyti ruošiuosi burbuliuko rikiavimo metodą. Taip. Rikiuoja burbuliuko metodu. Burbuliuko metodas vėlgi kaip yra? Imam for ciklą, int I lygu 0, pradedam nuo pirmo nario, imam iki prieš paskutinio nario, nes jeigu jau visi bus surikiuoti, tai paskutinio rikiuoti nebereikia. Tada vidinis ciklas, kuris ima jota nuo I plus 1, tai yra nuo sekančio nario, šitą jau turite žinoti su rikiavimu ir per egzaminą tikrai gali reikėti. Ir rikiuojam iki paskutinio nario. O dabar kągi mes tikrinam imdami skaičius. Tai yra paimam nulinį narį, patikrinam su visais likusiais. Ir ieškom tokio varianto. Jeigu, dabar reikia mažėjimo tvarka. Tai jeigu įtasis, dabar mano tikrinamas narys, yra mažesnis už kažkurį tolimesnį narį paimta, tai man reikia atlikti tokias komandas kaip swap įtas, kodėl iš kur aš tą paimam? Atsiprašau labai, čia yra P. Nu va, ir pats A, B, C, kai naudoju, kartais per pamokas pats ir susimaišau. Reiškia tai, jeigu pasikartojančių skaičių
tikrinamas dabar narys yra mažesnis už toliau esantį kažkurį tikrinamą narį, tai tuos narius reikia sukeisti vietomis. Taip pat reikia nepamiršti, kad jeigu sukeičiu šituos narius vietomis, lygiai taip pat turi keistis ir simbolių masyvo nariai. Kadangi tai yra skirtinguose masyvuose, bet raidės turi nepamesti savo skaičių, reikia sukeisti ir pačias raides. Gerai, taigi reikiavimas tuoj pažiūrėsiu, ar veikia teisingai. Taip, šičia aš išspausdinau nereikiuotą sąrašą, čia surikiavau ir dabar galėčiau išspausdinti vėl tą patį sąrašą, tik tais prieš tai aš noriu tai padaryti IFR. Na, tiesiog, kad atsiskirtų, kad ir tokiu būdu. Gerai, endline, paleidžiam programą ir žiūrim rezultatų failą. Sekundėlę, aš to jį atidarysiu. Bėda tokia, kad čia nėra endline'o. Gerai, padarom taip, endline šitai. Taip. Failą, tuoj palaukit, sukompiliuoju programą, paleidžiu iš naujo. Štai. Žiūrim dabar taip. Daugiausiai E raidžių, tada T raidžių, tada A, O, S, I, N ir taip toliau. Gerai, tai dabar trumpai apie pačią programą. Čia spausdinimas, čia spausdinimas. Žiūrim taip. Du masyvai simboliams ir jų pasikartojantiems skaičiams. Čia parodo, kelintą raidę dabar ruošiuosi žiūrėti masyvę pagal jo eilės numerį. Šitas ciklas sukosi nuo A iki Z raidės ir į S masyvą įtraukia simbolį, į P masyvą įtraukia kiek kartų pasikartojo tas simbolis ir N padidina vienetu. Pats skaitymas, kuris tikrina kiek, atidaro failą, kol ne failo pabaiga, ima po vieną simbolį ir jeigu tas simbolis atitinka, prideda vienetą. Tarp kitko, čia yra tokia nedidelė bėdelė, loginė. Turbūt, o gal kas nors pastebėjot, gal ir nepastebėjot. Iš tikrųjų, tekste, kaip žinote, yra ir didžiosios, ir mažosios raidės. O aš siunčiu tikrinimui mažasias raides. Tai man reikėtų iš tikrųjų perskaitytą simbolį S, štai va šitą simbolį, paversti mažąją raidę, kai tikrinu su atsiųstų simboliu, kad nepraleisti kai kurių didžiųjų raidžių. O pavertimas į mažąją raidę yra to lower ir apskliausti S. Štai taip. Tuoj paleidžiu, noriu pažiūrėti. Aha, programa viskas veikia. Ir skaičiai galėjo pasikeisti. Nežinau kiek, bet galėjo ir pasikeisti. Nes atsirado dar ir didžiosios, tai yra didžiasias įtraukė, paverčiant jas į mažasias. Čia galiu prierašą padaryti. Paverčia į mažasias raides. Tvarkoj. Grįžtam prie main programos. Toliau atsidarau failą. Į failą išspausdinu visą sąrašą. Tada rikiuoju duomenis burbuliuko metodu. Rikiavime imu narius po vieną ir lyginu su sekančiu ir tolimesniais. Jeigu pasikartojimo skaičius dabar tikrinamas mažesnis už toliau rastą, tai svopas įvykdomas abiems masyvams. Ir toliau vėlgi išspausdinamas vėlgi visas sąrašas į failą. Na, tikiuosi tikrai supratot, kaip su simboliais reikia skaičiuoti ir juos skaityti iš failo. Kaip matėte, skaitimas šiek tiek skiriasi, nes mes naudojame funkciją get. Gerai, per pamoką aptarsim dar papildomai, pažiūrėsiu, ar tikrai supratote. Iki.